Laidoje 24/7 Petras Vaitiekūnas, buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs ambasadorius Ukrainoje, Lietuvos ambasadorius Ukrainoje, nepriklausomybės akto signataras. Sveiki. Sveiki. Taip pat su mumis Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, knygų apie Lietuvos istoriją autorius. Sveiki. Labą dieną. Ir Vygaudas Ušackas, taip pat buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs ES ambasadorius Rusijoje ir Afganistane, taip pat Lietuvos ambasadorius ne vienoje šalyje su mumis nuotoliu. Sveiki, ambasadoriu. Labadiena. Pirmas klausimas jums apie Europos sutartį su Amerika. Jūs savo Facebook'e apie tai skelbėt, jūs taip pat rašinius skelbėte Lietuvos portaluose, kas domisi gali susirasti. Nenoriu už jūs kalbėti, galite iš esmės pasakyti, kuo remiasi šitas siūlymas ir esminius jo punktus? Na, šis siūlymas remiasi daugeliu mano pokalbių su amerikiečiais, tiek demokratais, tiek respublikonais, su europiečiais ir su ukrainiečiais. Akivaizdu, kad mes artėjam prie kritinio taško lapkričio 5 dienos. Ir mano asmeninė nuomonė, nepriklausomai, kas bus išrinktas, ar Kamala Harris, ar Donaldas Trumpas, Amerikos santykis su Europa kinta, keičiasi. Jiems, Amerikai, prioritetas nėra Europa, o yra Kinija. O tiek Europai, tiek Ukrainai, norint išlaikyti Jungtinių Amerikos valstijų dėmesį ir kiek galima didesnį įsitraukimą, karinę pagalbą, suvokiant, kad ta finansinė parama iki šiol teikiama, jinai neišvengiamai mažės. Yra svarbu, kad europiečiai ateitų su siūlymu, kaip tą balansą išlaikyti. Europa turėtų prisimti didesnį atsakomybę ir finansiškai būtent sponsoriuoti Ukrainos atstatymą. Europa turėtų pasiūlyti ar Trumpui, ar Kamala Harris, kad europiečiai įsipareigoja didinti finansavimą gynybai iki 3% BVP ar net iki 4% BVP. Ir savo ruoštų konkrečiais darbais, ko dabar stengsis užsiimti ir mūsų komisaras Andrius Kubilius, kurti labiau integruotą gynybos pramonę, bet ir savas europinės karinės pajėgas, kurios veiktų sąveikoje su amerikiečiais, bet galėtų veikti ir individualiai, nepriklausomai nuo to, ar amerikiečiai dalyvaus kariniuose veiksmuose, taikos įvedimo ar palaikymo operacijose ar ne. Už tai europiečiai turėtų prašyti iš amerikiečių, kad jie neišeitų iš Amerikos, kad išliktų NATO sudėtyje. Kad neišeitų iš Europos. Kad kol kas neskubėtų išėti iš Europos, kol dar patys mes nesusikūrėm savo europinių pajėgų, kad amerikiečiai prisidėtų ir laikytųsi sankcijų Rusijos atžvilgių ir kad Trumpas nedarytų sandorių už uždarų durų, paliekant europiečius tik tais, iš tikrųjų susimokėti už tai, ką jis gali susitarti su Trumpu. Ir paskutinis dalykas, aišku, kad amerikiečių diplomatija toliau dirbtų išvien su europiečiais, užsitikrinant platesnę paramą, išeinant jau darybose dėl, neišvengiamai kažkurio metu artėjančio deeskalavimo ir, jeigu ne taikos susitarimo, tai nors paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos. Tai čia tuo atveju, ambasadoriau, jeigu Trumpas laimi, o jeigu Harris laimi, tas pats, ar kažką koreguotumėt? Aš manau, kad Europai reikalingas yra naujas kontraktas su Amerika, bet kuriuo atveju, ar tai būtų Kamala Harris ar Donaldas Trumpas. Kamala Harris išrinkimo atveju mes turim daugiau nuspėjamumo, kad jinai tęs, bet nebūtinai tą pačią Bideno politiką, o Trumpo atveju gali būti įvairiausių eklektiškų, nenuspėjimų ir staigių posūkių, bet jie visi judės link mažesnio įsitraukimo į Europą ir žymiai didesnio svarbiausio Amerikos dėmesio į Kiniją, suvokiant, kad europiečiai vargu bau ar gali pasiūlyti kaip pridėtinę vertę tai geopolitiniai sankirtai, konkurencijai ir kovai tarp Amerikos ir Kinijos. Ar ambasadorius Vaitiekūnas sutinka su ambasadoriumi Ušacku, kad neišvengiamai nesvarbu, ką išrinks Amerika, bus Amerikos Europoje mažiau ir daugiau aplink Kiniją? Maždaug tokia mintis esmė. Iš esmės sutinku, aš tik tai
gal papildyčiau ir šiek tiek išplėščiau tą matymą, kurį Vygaudas Ušackas pateikė, kad man atrodo, kad pasaulis juda link dviejų blokų konfrontacijos, tai reiškia demokratinio klubo su diktatūriniu klubu. Ir kalba ir rūpestis mūsų turėtų būti ne tik tai Amerika, Europa, bet apskritai kaip išsaugoti Europos vakarų civilizaciją. Ir suprantat, kad Amerika yra esminis, raktinis šitos civilizacijos esminė dalis. Visa civilizacija vakarų buvo sukonstruota su Amerikos lyderystė. Ir kol kas tą Amerikos lyderystę reikia remti kaip lemiamą faktorių Europos vakarų civilizacijos išlikimą. Kaip Algimantas Kasparavičius mato, tai apie ką diskutuoja ambasadoriai? Jo, aš manau, kad yra šiek tiek kitos dedamosios ir šiek tiek kitaip, ir rimčiau viskas klostosi. Pirmiausia, ką pasakė ambasadorius Ušackas, kad neišvengiamai keičiasi ir keisis santykis tarp Jungtinių valstijų ir Europos. Aš sakyčiau, kad yra šiek tiek daugiau. Yra šiek tiek, keičiasi bendrai pasaulyje galių pusiausvyra. Ir yra trys tokie, manyčiau, principiniai dalykai. Tai pirmas dalykas yra tas, kad karas Ukrainoje parodė, kad 21 amžiaus pradžios modernaus karo taktika, vedimo ir strategija absoliučiai pasikeitė. Vienas dalykas. Turbūt antras dalykas dabar yra tai, kas įvyko už vakar, Kazanėje, ką parodė BRICS-as. Atsiranda labai stipri pietų, taip vadinama pasaulio pietų pusrutulio šalių grupė, su labai gana turtinga, gana skaitlinga pagal savo demografiją, gana ambicinga, pakankamai konsoliduota, sprendžiant iš to, kiek suvažiavo ir ką ten kalbėjo ir kiek kalbėjo, nes, žodžiu, ir tai yra rimtas iššūkis, ne vien tik tai G7, žodžiu, formatui, bet, sakyčiau, iššūkis tai kartu yra politinis pirmiausia iššūkis, ideologinis iššūkis bendrai vakarams ir tokiams vakarų struktūroms kaip Šiaurės Atlanto organizacija. Na ir trečias momentas yra rimti pokyčiai, manyčiau, Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios iš tiesų čia galima, žodžiu, sutikti su greta sėdinčiu ambasadoriumi Petru, kad Jungtinės valstijos yra labai svarbus, žodžiu, labai svarbi vakarų civilizacijos dalis, aišku, nes Jungtinėmis valstybėmis vakarų civilizacija iškilo, nes Jungtinės valstijos į Europą atėjo tik tai 20 amžiaus pradžioje, vakarų civilizacija skaičiuoja ne 100 metų, bet nežiūrint to, vis dėlto tai, kaip įvyko Jungtinėse Amerikos valstijose per šitos pastaruosius prezidento rinkimus, kaip įvyko kandidatų pakeitimas, kandidatų pakeitimo metodika ir būdas, iš esmės rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos, manyčiau, pergyvena rimtą ideologinę ir tapatybės krizę, nes tas pasikeitimas, kaip prezidentas Bidenas, kandidatas į prezidentus, kuris buvo deklaruojamas praktiškai metus laiko, užleido tyliai, parašęs tokį raštelį, išsiuntęs ir iškėlęs. Tai iš esmės nieko nesiskiria, kaip Jelcinas 99 metų gruodžio 31 pasakė, kad jisai pasitraukė ir praktiškai į savo vietą pastudino Putiną. Metodika yra ta pati ir vienu ir kitu atveju tai rodo rimtą tapatybės ir vidaus politinę krizę. O kadangi Amerika labai svarbi, labai svarbus, žodžiu, segmentas yra Europos, tai tikrai tai yra ne Europos saugumo naudai. Kreipiuosi ambasadorių Ušacką, galite, aišku, reaguoti tai, kas buvo pasakyta, bet taip pat ir klausimas apie BRICS, kuris kaip tik šią praėjusią savaitę vyko Kazanėje, ką minėjo Algimantas Kasparavičius. Ten buvo kalba ir Putinas daug kalba apie naują pasaulio tvarką, bet vakarų žiniasklaida tą šiek tiek ironizuodama sako, tai čia ar nauja tvarka pasaulio, ar nauja netvarka pasaulio. Kaip jūs komentuotumėt? Aš komentuočiau taip, kad iš tikrųjų tas liberalios demokratijos modelis ir amerikiečių hegemono įtvirtintas naujos taisyklės po antro pasaulinio karo, jos tikrai pergyvena rimtus iššūkius ir juos meta tos autokratinės valstybės. Ne visos BRICS valstybės yra autokratinės, pripažinkime. BRICS nariai yra ir didžiausia pasaulio demokratija Indija, pavyzdžiui. Todėl tas sambūris valstybių jis yra labai
įvairus, skirtingas ir trapus. Tos šalis nuo Brazilijos iki Rusijos, Kinijos, dabar ir Saudo Arabija įstojo ir kiti, tai jos neturi to paties giluminio vertybinio vardiklio, ką savyje vienyje ir telkia NATO ar Europos Sąjunga. Tai šita prasme vakarų organizacinė, karinė, politinė ir ekonominė sąranga yra žymiai tvirtesnė ir tvaresnė. Tačiau nepriklausomai nuo to, BRICS-o reprezentuojamos valstybės sudaro didelį skaičių pasaulio, sudaro jau turbūt daugiau negu pusę pasaulio BVP. Todėl nesiskaityti su jų gal ir ideologiškai nepriimtinomis nuostatomis nei Amerika, nei Europa taip paprastai nebegalės. Gerbiamas Petrai, čia jūs kažkuria prasme jum replika ambasadoriaus Ušacko, ar ne, dėl to, kad tai nėra vien autoritariniai ir demokratiniai, ar ne, tarp tų autoritarinių yra ir demokratinių, tokių kaip Kinija, ar ne, arba ta pati Brazilija turbūt irgi demokratinė. Kinija nėra demokratinė. Atsiprašau, ne Kinija, Indija ir Brazilija ta pati, ar ne? BRICS nėra nei organizacija, nei sąjunga. Jiems dar aukti kitokios kažkokios tai struktūros, kuri būtų kažkiek tai valdoma ir, kaip sakė ambasadorius Ušackas, kad turėtų pasaulinę įtaką. Tai aš manau, kad tai kol kas yra tik tai pats pasidemonstravimas ir pagazdinimas demokratinio pasaulio, kad mes irgi galim apsijungti, tačiau realios grėsmės kol kas aš nematau ir realių veiksmų. Jie neturi pakankamai galios ir pakankamai santarvės tarpusavį, bendrų interesų, kad galėtų mesti iššūkį kartu su Indija, kuri yra, kaip sakoma, vis tiek demokratinė valstybė demokratiniam pasauliui. Čia kalba eina apie tą neformalųjį diktatūrinį klubą. Šiaurės Koreja, Kinija, Iranas, Rusija. Dar su kai kuriom šalim jų resursų yra pakanka ir užtenka tam, kad nenugalėti vakarus, bet sėti netvarką, sėti chaosą aplinkui ir tai pilnai atitinka Rusijos ir Putino interesus. Ir mes jau matome, Algimantai, Šiaurės Korejos karius Ukrainoje, ta prasme fronte prieš Ukrainą, ar ne? Ta prasme globalėja konfliktas akivaizdžiai. Ne, mes dar kol kas nematome Šiaurės karių. Na, žvalgyba jau mato amerikiečių, ukrainiečių žvalgybą. Taip, bet Kurske, čia Rusijos teritorijoje. Jo, bet ten yra labai tokie keisti pranešimai, va, šiandien žiūrėjau keletą pranešimų, jie vienas kitam prieštarauja. Vienos struktūros praneša, kad mato, kitos sako, mes dar to negalime patvirtinti. Amerikiečiai patys tą sako. Bet tarkim, yra jie ten, ar ne? Labai realu, kad jie ten yra arba tuo atsidurs. Kaip tai keičia visą konflikto esmę Ukrainos Rusijos fronte? Apie globalėjimą kalbu. Šiuo atveju priklausys labai daug nuo to, kokiu statusu jie atvyks. Ar jie atvyks kaip oficiali formali Šiaurės Korejos struktūra, ar jie atvyks kaip savanoriai. Ta prasme bus, kaip savanoris, kuris formaliai pasitraukia juridiškai formaliai pasitraukia iš savo valstybės karinės tarnybos ir atvyksta čia kaip savanoris kovotojas, kuris gali įgyti patirties ir taip toliau ir panašiai. Taip, kad šitas klausimas yra pakankamai, aš manyčiau, čia yra toksai šiek tiek dar per atviras klausimas, nes dabar, aišku, pirmiausia, nepamirškime, greta karšto karo vyksta milžiniškas, intensyvus, dar labiau karštesnis informacinis propagandinis karas tarp kariaujančių pusių ir yra įmetamos labai įvairios antys, bandomas, priešininkas visai išjudinti jo pozicijos, nes iš tiesų vakarai, mes pripažinkime, kol kas yra, lyginant su tuo, ką buvo kalbama prieš metus, prieš pusantrų metų, yra pralaiminčiai padėti, teritorijos po truputėlį, nedaug ten, po 600 metrų per, maždaug 600 metrų per dieną, rusai stumėsi į priekį, Donbase ir Kurske, beje, Kurske ten yra apsupta grupuotė, kaip atrodo, tą patvirtina ir vakarų, ir Rusijos nepatvirtinti šaltiniai. Kursko teritorija, kuri iš viso buvo užimti 5% Kursko srities. Iš tų 5% dabar yra likę maždaug 3%. 2% jau yra išstumta. Ir iš tų 3% yra dar gabalas apsupta. Taip, kad kol kas optimizmo didelio aš čia nematau. Matau daugiau, įtampos, negu norėčiau matyti jos. Kaip ambasadorius Ušackas mato Šiaurės Korejos dalyvavimą Ukrainos fronte?
Na, aš matau, kad tai dar vienas Putino bandymas įtraukti daugiau kitų valstybių į konfliktą su vakarais. Putinui karas Ukrainoje nėra šiaip karas Ukraina, tai yra konfliktas su vakarais ir bandymas visų pirma išlaikyti save Kremliui. Tai kuo daugiau atsiras tarptautinių žaidėjų, tuo daugiau ir Ukrainos visa mozaika taps žymiai sudėtingesnė ir reikalaus neordinarių sprendimų tiek iš vakarų pusės, tiek iš Ukrainos. Sutinkat, gerbiamas Petrai, kad tai nėra karas su Ukraina Putino, o būtent su vakarais, ką tik? Be jokios abejonės, labai apmaudu, kad vakarai nepripažįsta šito, kad jie yra traukiami į tą konfliktą ir kad jie yra užpulti, kad reikia dabar imtis veiksmų, kad būtų deeskaluojamas didžiausias pavojus ateityje, branduolinio pasaulinio karo. Ir mes tokio konflikto kryptimi judam nesustabdomai dėl mūsų pačių neryžtingumo ir man tokio įsivaizdavimo, kad tai vyksta tik tai Rusijos ir Ukrainos konfliktas, mes padedam Ukrainai. Visų pirma, mes turim padėti savo ir deeskaluoti situaciją dėl ateities. O ta deeskalacija yra tiesioginis įsitraukimas, mūsų įsitraukimas kol kas Ukrainos teritorijoje. Kodėl vakarai to jūsų manimų Žmonės neparemtų ir nebalsuotų už tokius politikus. Sutinkat, Algimantai? Su kuo? Su tuo, ką Petras ką tik pasakė. Žodžiu, kaip. Iš esmės vakarai, aš jau tą daug kartų sakiau, turbūt esu priversas pakartoti. Vakarai šitą karą pasitiko nepasirengę, ne psichologiškai, ne technologiškai, tai yra akivaizdu, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tie vakarų resursai, realūs, kariniai, demografiniai resursai, galų gale, kariavimo resursai, ištekliai, jie yra ne Europoje. O kada mes sakom vakarai, kas yra vakarai? Vakarai yra Europa plus Jungtinės Amerikos valstijos, dar Kanada, su Australija iš dalies. Va štai ir visi vakarai. Kadangi mes matome, kad Europoje resursų nėra, resursų kažkiek yra Jungtinėse valstijose. Daugiau resursų yra toje pietų Europoje, kuri pasirodo, dar kas įvyko, ko mes nepastebim. Kodėl vakarai neįsitraukia arba nelinksta, nedrįsta įsitraukti? Todėl, kad tai, ką jie mato Kazanėje, ką jie matė vakar ir užvakar, tai yra praktiškai garantija Putinui, kad vakarai tikrai neįsitrauks. Tai, ką jie mato, tai, ką Petras pasakė, kad BRICS nėra formalizuotas, bet to ir nereikia formalizuoti. Pakanka tai, kas ten įvyko, pakanka galų gale įvyko, kas įvyko Kazanėje. Įvyko Modi susitikimas su pirmininku Xi. Per paskutinius 5 metus tokio nebuvo, buvo įtampa. Reiškia, šitas formatas sprendžia dviejų Azijos milžiniškų galių tarpusavio konsensusą, supratimą. Ir tai vyksta ne bet kur, tarpininkaujant Putinui ir panašiai. Visi suvokė šitą reikšmę. Kitas momentas, artimieji rytai. Atvyko Palestinos autonomijos prezidentas. Jungtinėms valstijoms artimieji rytai, ypatingai prieš dabar artėjančius rinkimus, yra iš esmės, kaip sakyti, gyvybinis klausimas. Kuri pusė laimės? Jeigu ten karas prasiveržia, 100%, kad demokratai pralaimi. Laimi Trumpas. Artimiesiems rytams, lyg ir Izraeliui, tai ko gero būtų geriau. Bet ar nuo to būtų laimingi demokratai? Tai čia yra, vienu žodžiu, yra daugybė interesų, kurie tarpusavėje nesutampa. Ir vakarams jų kol kas derinti sėkmingai nepavyksta. Pratęsim pokalbį su visais laidos svečiais netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsim aktualių analizės laidą 24/7, joje kalbame apie tai, kas svarbiausia šiuo atveju pasaulyje, kartu su Algimantu Kasparavičium, Lietuvos istoriku, Petru Vaitiekūnu, buvusiu užsienio reikalų ministru, ir Vygaudu Ušacku, taip pat buvusiu užsienio reikalų ministru. Kreipiuosi Vygaudą Ušacką dėl Amerikos. Apie ją kalbėjom nemažai, bet vis dažniau kalbėsim artėjant ir po lapkričio 5, be abejo artėjant. Bet tai, ką matom pasaulio žiniasklaidoje, ambasadorių Amerikoje, prie balsavimo apygardų, tvirtovės statomos. Nedidelės, bet realiai tvirtovės yra ruošiamasi įvairiausiems įvykiams ir yra nemaža chaoso grėsmė, nelygų kaip pasibaigs rinkimai. Kaip jūs vertinate šitą chaoso grėsmę ir jeigu tas chaosas būtų po rinkimų, kaip tai atsilieptų mūsų regiono saugumui? Geras klausimas. Aš visų pirma tikiu Amerikos demokratiją ir kad tas balansų ir suvaldymo principas, check and balances angliškai,
kuriuos dar išrado tėvai kūrėjai ir Thomas Jeffersonas, kurį aš studijavau Vilniaus universitete, jie suveiks vienu ar kitu atveju ir galbūt, tiesiog demokratijos privalumas, kad ir chaosą, kaip jūs pavadinot, ir eilės, ir ginčiai, jie yra labai skaidriai visiems pateikiami. Kai kurios šalis per informacinius kanalus, ta pati Rusija ir Kinija, aš manau, sumaniai išnaudoja tam, kad pakirsti pasitikėjimo demokratiją ir parodyti savo piliečiams, kokia nepatraukli šita tvarka. Bet amerikiečiai išsirinks naują prezidentą, ar tai būtų moteris, ar tai būtų vyras. Amerikiečiai toliau išliks vienas iš hegemonų su stipriausia iki šiol kariuomenė, su įtakingiausia savo diplomatija. Nors dėmesys visas, tai ne visas, bet didžiausias dėmesys bus skiriamas, kaip sutvardyti ir kaip toliau tęsti įmanomai naudingiau Amerikai konkurencinę kovą su Kinija. O Europos klausimai, tame tarpe ir Ukrainos klausimai, vis daugiau guls ant mūsų europiečių pečių, kam reikia jau dabar ne tik ruoštis, bet ir veikti. Kaip jūs, gerbiamas Petrai, vertintumėte Amerikos rinkimų baigti karo Ukrainoje kontekste? Variantus. Didelė dalim sutinku su tuo, ką sakė Vygaudas Ušackas. Gal tik tai pasakyčiau, kad visai nurašyti, į antrą vietą dėti Rusijos ir Ukrainos karą, aš tai gal nesiryščiau, nes amerikonų strategija irgi remiasi vieną iš aksiomų, kad kaip šitas karas Rusijos ir Ukrainos nesibaigtų, Kinija neturi sustiprėti. Ir atvirkščiai, kaip šitas karas nesibaigtų, Rusija neturi subirėti. Ukraina neturi pralaimėti, bet neturi ir laimėti. Jie balansuos, amerikonai balansuos savo interesus ir savo požiūrį ir Kinijos atžvilgių, ir Rusijos ir Ukrainos konflikto atžvilgių. Taigi dar nėra taip vienareikšmiškai aišku, kad kils konfliktas tarp Kinijos ir Amerikos. Amerika atitrauks pajėgas iš Europos ir iš Lietuvos tuo pačiu. Taip tiesmukiškai pasaulis nefunkcionuos, esu įsitikinęs. Prisimenam, Algimantai, kaip elgėsi Trumpas pralaimėjęs rinkimus, ar ne? Į tai projektuojama ir apie tai kalbama apie galimas pasiekmes, ar ne? Jeigu chaosas kyla. Jo, iš dalies yra taip. Tai ką jūs sakote, nes yra tam tikra patirtis. 20 metų sausio 6-7, jo. Ta patirtis, aišku, niekur nedingo, jinai yra, egzistuoja. Bet kita vertus, kalbant apie rinkimus Jungtinėse valstijose, čia aš manau yra labai daug dedamųjų. Jungtinių Amerikos valstijų visuomenė šiandien yra pakankamai, kaip čia pasakyti, įelektrinta. Viena vertus, jeigu pažiūrėsi tai, kas miestų gatvėse, ten tos reklamos rinkiminės gal daug ir nėra, bet šiaip pati visuomenė, įvairūs socialiniai sluoksniai yra pakankamai įelektrinti, yra visai eilė problematikos, tą fiksuoja daugybė, influencerių, socialinių tinklų analitikų ir ne tik tai spaudos, amerikiečių spaudos, jog per tuos 4-5, turbūt per paskutinius 4 metus yra išaugę skaičiai, narkotikų vartojimo, gatvėse yra išaugę skaičiai taip vadinamų, benamių ir bedarbių, yra pakankamai ryškus, yra tam tikras visuomenės ryškus dekadansas ir šitam kontekste, mano supratimu, yra pakankamai įdomi Kamalos Hari politinė programa, apie kurią šiandien Lietuvoje kažkaip aš beveik negirdžiu. Kalbant, ten viena vertus ten yra mokesčių didinimas numatytas turtingiesiems, parama neturtingiesiems, $25,000 naujoms šeimoms, kurios įsigyja pirmą būstą, plus tokie 2 įdomus punktai, kurie Lietuvos diskursė skambėtų, tiesą sakant, kaip mūsų dešiniesiems, mūsų turbūt dabartiniai premjerai ir kai kuriems ministrams galbūt plaukai ant galvos šiaušiasi, bet jie apie tai tyliai nekalba, nors tai yra oficiali Kamalos Hari, politinė programa, kad, mažinimas kainų receptiniams vaistams, kaip galima kištis į laisvą rinką. Ir kas dar geriau,
mažinimas kainų ir, žodžiu, spekuliacinių kainų suvaldymas būtiniausiams maisto produktams. Tavrasi, juodo ant balto parašyta. Aš jau nebekalbu apie visus kitus dalykus. Žodžiu, recenzuoju. Tai yra pakankamai kairuoliška politinė programa, siekiant patraukti ir suvilioti rinkėją. Kita politinė programa su kitais dividendais siūlo Trumpas. Ir tai rodo, kad politinė kova tikrai bus be kompromisė. Plus dar viena dedamoji, sakyčiau, istorinė. O pats rinkimų mechanizmas, kada rinkimai yra nei tiesioginiai, nei iš esmės galima sakyti slapti, turint galvoje, kad ten, žodžiu, reikia užsiregistruoti rinkėjams, kokiai partijai jie priklauso. Ir tas rinkimų įstatymas priimtas 18 amžiaus pabaigoje, kada trečdalis pietinių valstybių piliečių buvo vergai ir neturėjo teisės, žodžiu, balsuoti. Ir dabar tas rinkimų įstatymas galioja iki šiandien. Kairieji juodai kritikuoja. Bet ambasadorius Ušackas sako, demokratija įveiks visus sunkumus. Tikit tuo? Irgi taip pat galvojate? Jo, ko gero taip, jo. Nepaisant viso to, ką pasakėte, sutiktumėt su ambasadoriu. Tai demokratija įveikia Jungtinėse valstijose ir 19 amžiaus viduryje per pilietinį karą. Tai klausimas, kokią metodiką įveiks 21 amžiaus pradžioje. Ar reikės pilietinio karo tą įveikai, ar užteks mažesnių priemonių? Ar reikės pilietinio karo, ambasadoriu? Jūs kreipiuosi į Vygaudą Ušacką. Aš manau, kad mes neburkim iš ko ten, iš smėlio, skysčio ar kažko tai tokio. Tai nemanau, kad pilietinio karo darys Amerika. Amerika susitvarkys, turi savo sistemą ir bus galimai, greičiausiai bus, tik jau dabar abi pusės ruošia geriausias teisininkų kompanijas, kur bus kvestionuojami ir rezultatai. Taip, kad kas kai jau kas, bet teisininkai gerai uždirbs. Na, o jeigu kalbant, ką profesorius minėjo apie rinkimų subtilybės ir esmę, aš tai manau, kad kokie tam būtų pasiūlymai Kamala Harris, kairioliški, socialistiniai ar net komunistiniai, bet jai nepavyksta parodyti savęs kitokios negu Bidenas ir negali nupirkti žmonių simpatijų ar receptų dėl 3 svarbiausių dalykų. Kaip jinai sumažins maisto produktų kainas, kaip jinai sumažins nekilnojamo turto kainas ir kaip jinai pakeis nevykusią Bideno migracijos politiką. Trumpas į visus tos klausimus turi savo atsakymus ir visų pirma autoritetą, kad jam vadovaujant Amerikai ekonomikos augimas buvo aukštas ir jis įvedė daug mokestinių naujovių. Ekonomika iš tikrųjų tuo metu auga gerai. Pratęsim pokalbį su visais svečiais netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsim aktualių analizės laidą 104.7, studijoje Petras Vaitiekūnas, buvęs užsienio reikalų ministras, taip pat Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorikas ir Vygaudas Ušackas, irgi buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras. Gerbiamas Petrai, taika Ukrainoje, yra karo nuovargis, to negalima paneigti, net Lietuvoje nebėra tiek matoma vėliavų Ukrainos, kiek buvo karo pradžioje, jau nekalbu apie toliau, jeigu eisim tolyn į Europą, į pietus, į vakarus. Jūsų vertinimu Zelenskio pergalės planas, kaip jūs jį vertintumėt? Visų pirma, tai diplomatinis ėjimas, diplomatinis elementas, tas taikos planas, ar taikos formulė. Ir jo, pergalės, jis dabar jau vadina pergalės planas. Pergalės planas, taikos samitas. Ir tai bandymas sukurti savo Ukrainos dienotvarkę, daryboms, perimti iniciatyvą, kalbant apie taiką ir pergalę, taiką Europoje, pergalę Ukrainoje. Ir atsvara, aišku, Kinijos Brazilijos taikos planui. Ir tame pergalės plane yra išdėstyti Ukrainos interesai. Tai visų pirma pakviesti Ukrainą į NATO, kad gautų 5 straipsnio saugumo garantijas, nors Amerikos, Vokietijos reakcija yra atsargi. Kaip aš jau sakiau, kad Ukraina nelaimėtų, Rusija nepralaimėtų, Rusija nelaimėtų, bet ir Ukraina nepralaimėtų, kad Kinija šito karo pasekoje nesustiprėtų.
nes bet koks sprendimas duoda neprognozuojamas pasekmes ir amerikonai tiesiog nori išvengti, tiek Amerika, tiek Vokietija nori išvengti tokio statymo ant scenarijaus, kuris turi neaiškę baigtį. Ten yra taip pat ir punktas apie ginkluotės tiekimą Ukrainai. Zelenskio pasisakymai apie tai, kad karas turi ateiti į rusų namus, tada rusai pradės nekęsti Putino, labai tokių juokingų pasakymų. Taip pat nebranduolinis paketas, nieks nežino, kas į jį įeina, ar tai karinės bazės būtų užsienio šalių Ukrainos teritorijoje, ar priešraketinė oro gynyba su garantuotais saugiais koridoriais, oro koridoriais. Ar NATO pajėgos, ar šalių pajėgos Ukrainoje, nieks šito nežino. Ir yra pora ekonomikai skirtų punktų. Tai Zelenskis siūlo Ukrainos resursus keisti į užsienio investicijas, vakarų investicijas pačioje Ukrainoje, į Ukrainą. Ir dar vienas jau toks punktas buvo, kad Ukrainos kariai galėtų būti Europos gynėjai ir po karo pakeisti Amerikos pajėgas. Bet visus šitos racionalius samprotavimus nunešė ir palaidojo Zelenskio pasakymas, kad ar mes turim būti saugus ir tą saugumą gali užtikrinti arba mūsų narystė NATO pilnavertė, arba branduolinis ginklas, kuriam pasigaminti mums reikės palyginti nedaug laiko. Ir tai visiškai realu. Aišku, kad pasaulio reakcija buvo visokia, sprogusios bombos. Įdomu, kaip ambasadorius Ušackas, jūs dalyvaujate įvairiuose think tankuose, tai yra ekspertų grupėse, ambasadoriau, kaip Zelenskio taikos planas jūsų akimis? Aš manau, kad visų pirma, labai trumpai, kodėl jis tą planą dabar pareiškė, todėl, kad esam, kaip minėjau, išvakarėse svarbiausių Ukrainai rinkimų, už Ukrainos ribų, tai JAV prezidentų rinkimus. Ir vėlgi, dvi labai skirtingos personalijos gali skirtingai elgtis, todėl jis pasirinko šį momentą ir tikėdamasis, galbūt kažkas jam ir patarė iš lobistų, kad dar yra kažkoks šansas kartelę pakelti ir galbūt, aš manau, kad tai yra gal ir įmanoma, jeigu Kamala Harris būtų išrinkta, Bidenas, kuris baigdamas kadenciją serga už savo palikimą istorinį, galėtų tarti žodį, panašiai, ką Bill Clintonas tarė Baltijos šalims, kai mūsų nepakvietė į NATO 97 metais Madride, tai po metų Billas Clintonas Amerikos vardu įsipareigojo padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai tapti NATO nare. Tokio įsipareigojimo nėra, toks jis galėtų būti, bet tik tuo atveju, jeigu Kamala Harris laimėtų rinkimus ir jeigu Bidenas tikrai ryžtųsi tokiam pareiškimui, nerašytiniam, žodiniai deklaracijai, kuri gali tapti kritinių įtakos momentų, kad ir kitos Europos šalės pradėtų kitaip žiūrėti į Ukrainos realią narystę NATO. O ne tik dėl Amerikos, bet ir dėl to, kas buvo minėta, tas nuovargis yra akivaizdus. Europos užsienio reikalų tarybos apklausa buvo padaryta birželio mėnesį, kurios nariu aš esu, tai tik tai 10% apklaustų europiečių aplamai tiki, kad Ukraina gali atsikovoti kariniu būdu prarastas teritorijas per artimiausius metus. Todėl į tą nuovargį reikia įnešti optimizmo. Ta bandė Ukraina per Kursko operaciją, bet taipogi paskelbdama tuos 5 punktus. Ir mane tai iš tikrųjų labiau sudomino tie 2 paskutiniai punktai, kur Zelenskis bando pakeisti naratyvą viso pokalbio, kad Ukraina nėra tik našta. Ir iš tikrųjų Ukraina turi didžiulius resursus, ekonominius resursus. Tai ne tik žemės ūkį, dėl kurios produkcijos pergyvena mūsų broliai ir sesės Lenkai dėl konkurencijos, bet taipogi ir retuosius metalus, ir titaną, uraną ir kitus retus metalus, kurie labai svarbus yra
naujų technologijų išradimams ir vystymams. Ir be abejonės labai įdomus, strategiškai galbūt nenumatytas ir nepakankamai paruoštas pasiūlymas tai, kad Ukraina gali pasiūlyti tos 900 000 labai gerai ištreniruotų, praėjusi per karą ir ugnį ukrainiečių karių, tuo atveju, jeigu amerikiečiai nuspręstų perkelti savo pajėgas į tolimųjų rytų regioną. Taip kad manau, kad kai kam gali tai atrodyti kaip desperatiškas sprendimas, bet tai buvo tie 5 punktai su tikslu išlaikyti dėmesį ir kiek įmanoma paspausti tiek amerikiečių administraciją, tiek ir europiečius daugiau prisidėti prie Ukrainos gynybos. Algimantai, kaip jūs komentuotumėt pasiūlymus? Jo, aš galvoju, kad tai yra iš esmės gerų ketinimų baliono pardavinėjimas, nedaugiau. Nes, mes prisiminkime, buvo retorika, mes kalbėjom. Ževelinai, buvo Abramsai, buvo kontrnastupas, buvo F-16, dabar yra, buvo Šveicarijos taikos konferencija, dabar yra kitas. Jau visiškai sutinku su gerbiamu ambasadorium, kuris kalbėjo Vygaudu, kad tai iš esmės yra, toksai, gauti daugiau dėmesio, bet jeigu žiūrėti rimtai, tai aš manyčiau, Ukrainos padėtis yra pakankamai komplikuota ir jinai dar labiau komplikuojasi ne vien tik tai karo fronte, ką mes jau aptarėm, komplikuojasi ir grynai diplomatinėme, politinėme fronte, ypatingai mes prisiminsim Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio pareiškimą apie Krymą, apie referendumą Kryme, tai nėra šiaip savo pasakytas, tai turi žymiai platesnę reikšmę, ne tik Ukrainai, bet ir regionui. Antras momentas, beveik visi, kiek aš žinau, ir premjeras Tuskas, ir ministras Radek Sikorski, ir prezidentas Duda yra savo laiku vienaip ar kitaip, vienam ar kitam formate pareiškia, kad Ukraina negali tikėtis įstoti Europos Sąjungą su Bandera. Ką tai sako? Tai sako, su kuo tai koreliuoja? Su kieno politinė programa tai koreliuoja. Žodžiu, Ukrainos padėtis yra, nebekalbant apie visą eilę kitų dedamųjų, ir jeigu kalbant dabar apie, konkrečiai tą planą, tos 5 punktus, labai trumpai, aš paminėsiu tik tai, man atrodo, įdomesnis yra ten 2 momentai. Tie slapti punktai, apie kuriuos mes galime tik tai spėlioti, tai yra slaptos diplomatijos lyg ir sugrąžinimas. Nespėliosit? Ne, nespėliosiu, tik tai pasakysiu apie 3 punktą, kuris kalba atvirai, kad Zelenskis norėtų, kad Ukrainos teritorijoje būtų dislokuotas nebrandolinis ginklas, kuris galėtų neutralizuoti Rusijos brandolinį ginklą. Tai iš esmės yra, savotiškas, žinote, Ukrainos pavertimas Rusijos taikiniu, jeigu taip nutiktų tą pačią dieną, nes visi puikiai supranta, manau, ir jis pats tą puikiai supranta, ir generolų kariuomenės vadas Syrskis, ir kiti, bet kita vertus, kaip pasakė, ambasadorius Petras, kad viską nubraukė paskutinis Zelenskio pareiškimas, tam tikras vakarų šantažas, kad jis gali susikurti greitai branduolinį ginklą. Tiesą sakant, tai irgi rodo ne stiprybę, bet silpnybę, nes jeigu būtų galėjęs, jau tą būtų ir padaręs. Tai tiesą sakant, turime tuščią retoriką, ir kas blogiausia, kad mano supratimu per tos 2,5 metų ta retorika naudos požiūrį, jinai važiuoja žemyn, jie reikia vis sakyti garsesnė, vis radikalesnė, o rezultatas vis tikėtinai mažesnis. Viskas. Laikas baigėsi, aš dėkingas Algimantui Kasparavičiui, Petrui Vaitiekūnui ir Vygaudui Ušackui už tai, kad jį skyrėte šitai laidai. Nebejoju, ne kartą dar grįšime prie šių ir panašių temų, nebent norėtųsi greitesnės karo pabaigos ir Ukrainos pergalės. Ar taip atsitiks, laikas parodys. Dėkui žiūrėjusiems, 3w.lietuvosryto.tv ši ir kitos laidos, taip pat YouTube. Iki kitų susitikimų.